Marius iš Milgretos. Darau pirmąjį video, kuriame norėčiau parodyti vieną dalyką, kuris mane parduotuvėje labai nustebino. Tiesą sakant, šią naktį praleidau praktiškai visą naktį studijuodamas šitą stiprintuvą ir esu toks žmogus, kuris paima ir taip užsidega staiga, kai kažkas jį nustebina ir galiu pasakyti, kad dabar yra beveik 5 ryto, Žemaitės 26, pro šalį važiuoja pirmieji rytiniai troleibusai, o aš vis dar stebiuosi šitų Fender Mustang GT stiprintuvų. Ir čia yra net ne vienas jų, o netgi 3, mažutėlis, vidutinis ir didžiausias. Ir šiuo metu gitara yra pajungta prie didžiausiojo ir tas didžiausias nuo visų kitų skiriasi tik tai tuo, kad tiesiog yra 200 W galingumo, nors sveria viso labo 15,4 kg. Taip pat prie jo įeina footswitchas, tai yra jungtukas, kurio gali valdyti nustatymus, įjungti efektus, išjungti ir panašiai. Taipogi labai patogu su juo valdyti integruotą looperį. Šitie visi stiprintuvai yra integruoti kartu su planšetė, taigi galima valdyti per atstumą. Ir dar vienas toks labai svarbus ir įdomus dalykas, tai kad nepaisant to, jog čia yra, tarkim, pats solidžiausias, jeigu tai pasakyti, Fenderio ampas šitos serijos, jie visi turi tokį patį integruotą procesorių. Taigi, nepaisant to, ar šitą pajungsi, ar šitą, jų garsų tembrų blokas yra absoliučiai vienodas. Ir tie tembrai, žinoma, yra atnaujinami internetu ir ten gali susidaryti savo paties, reiškia, grojaraščius ir daug nekalbėsiu. Dar ką galiu pasakyti, kad šitas yra 200 W, 15,4 kg, šitas yra 100 W ir sveria 10 kg ir 40 W, 6,25. Čia šiek tiek žiūri iš pargalkę, kadangi man šitie svoriai visiškai nesvarbus, kadangi ar tas, jie visi labai patogus, lengvi. Tačiau kas nustebino, nes anksčiau galvodavau, kad tik tai sunkus daiktas gali gerai skambėti, tai kad šitas vienas ampas gali savyje talpinti daugybę kitų ampų, ko negali, tarkim, kitas lempinis aparatas. Čia yra jie visi tranzistoriniai, naujos kartos stiprintuvai, bet integruoti procesoriai tikrai galimybės praplečia iki iš tikrųjų įdomių aukštumų, jeigu tai pavadinti. Ir ką čia daug kalbėti, gal geriau iškart pradėsiu groti, tai galėsi susidaryti įspūdį ir kaip aš ir pats mėgstu dažnai turėti tiesiog. Aš įrašinėju studijoje ir tenka dažnai atrinkinėti tembrus. Tai būna, kad ieškant idealaus tembro, sukuri netgi ir kažkokį naują kūrinį, naują riffą, grinai įkvėptas to naujo garso. Taigi, nežinau, kas čia gausis, tiesiog dabar pereisiu per savo mėgstamiausius tos nustatymus, kuriuos čia radau, šiek truputuką pareguliavau juos pagal gitarą ir pagal savo skonį. Na ir žiūrėsim, kas čia gausis. Gal kažką naujo sukursim. Čia buvo Fender 59 Bassman garsas. Fender 59 Bassman neseniai sužinojau, labai smarkiai domėjusi kubais, kad originalas tų metų kainuoja 10 000 eurų. Kai šitie kubai palyginus yra absoliučiai juokingos kainos. Ir iš karto parodysiu tokį savo mėgstamą dalyką. Tai gali groti iš karto looperį.
garsas. Iš karto galima šiek tiek pareguliuoti ir patį tembrą, kad trupučiuką mažiau būtų aido. Pažiūrėsime taip pat, kad pačią stiprintuvo galima pareguliuoti, boso šiek tiek daugiau. Na vat. Toliau. Nesti čempas buvo. Walking down the street on the boulevard on broken dreams. Don't know where it goes, but it's on me and I walk alone. Ir tokia baritonas. Listen everybody, let's celebrate rock and roll. Feel that rhythm has really gonna fill your soul. She said come along with me to the land of make-believe. She said I'm alive, rock and roll is king.
naujausias nustatymas vadinasi 8.6 Back-Ended ir jis primena šiek tiek Bryaną Adamsą.